Esame tame kelyje, kad mes keičiamės kaip ir patys, bet kad keistumės mes patys, reikalinga aplinka, kuri keičia mus. Ir Stevenas kalbėjo apie kompanijos tokias vertybės, truputėlį iš tos kompanijos pusės. Ir šiandien mes pakalbėsime truputėlį, kaip sakiau, apie vertybės, ant kurių statant mūsų gyvenimai keisis. Ir rezultatai keisis tik į gerą. Ir aš truputėlį dar prieš tai pasidalinsiu, kokias vertes mes gausime iš New Life veiklos vystant šitą veiklą. Kurie senai galbūt jau suvokiam, kad tai tikrai ateina į mūsų gyvenimus, bet kurie esate nesenai prisijungę, pirmą kartą dalyvaujantis. Sunku iš pradžių suvokti iš viskas dedasi šitoje veikloje. Taip žiūrėt, kad lyg tai kažko ir lyg tai netaip ir daug, bet iš tikrųjų tiek daug dalykų vyksta šitoje veikloje. Daugelis iš jų yra nematomi, bet paskui jie pasirodo. Aš, jeigu taip žiūrėti ir patį žodį, kas yra vertybės, aš manau, kad tai yra nuo žodžio vertė. Kas mums vertingi? Bet mes esame labai skirtingi ir vieni dalykai yra vertingi, kitiems visiškai nevertingi. Vieniems tai yra didžiulė vertė, o kitam jokia vertė. Bet kad pasiekti sėkmę, reikės vis tiek tam tikrų, kaip pasakyti, vertybių, bendrų vertybių, kurios nuves į sėkmę. Pavyzdys. Yra kelių eismo taisyklės. Ir žmogus, kuris nesilaikys, nes jam nevertybė, kelių eismo taisyklės, kiek tikimybė, kad jisai bus sėkmingas vairuotojas. Čia klausimas visiems. Iki pirmos avarijos. Iki pirmos, bet gali būti ir antra, ir trečia. Ir tiem, kurie yra tai vertybė, tikėtina, kad jisai sėkmingai ir ilgai važiuos. Aš čia kaip pavyzdį. Duosiu kitą pavyzdį, kad mes visi buvom labai jauni, kai kurie dar labai jauni, bet aš kalbu apie tokius paauglius. Paauglių gyvenimo vertybės kokios. Ir kada jau tas paauglys susituokė ir gimė vaikai. Ar keitėsi vertybės gyvenime? Ar taip? Nu, mama pasakys. Taip. Gal bent vieną kitą vertybę. Paaugliai, manau, nori daugiau laisvės, kad tėvai protą neknistų, būtų dar neblogai. O kai jau turi savo vaikų, tai jau... Ir labai gerai pasakė, atsakomybė atsiranda didelė. Ir pasirodo, kad tėvai buvo teisūs. Tikrai taip. Tai va, mūsų vertybės keičiasi. Ačiū labai. Mūsų vertybės keičiasi ir kodėl? Todėl, kad yra gyvenimo išmintis. Gyvenimo išmintis yra dėsniai, kurie vieni veda į sėkmę, kiti į nesėkmę. Dabar kalbant apie New Life veiklą, be išimties mes visi, jeigu nesustosime ir eisime tame kelyje New Life, kad teikia New Life ir jo New Life teikiama mūsų, kaip čia mums teikiama veikla, mes neišvengiamai visi turėsime naują vertybę, kuri, aš pavadinčiau taip, suteiks mums visiems verslininkystės išsimokslinimą, išsilavinimą. Ir šiandien daugeliu gal tai, ne, aš nenoriu būti verslininkas, kaip Raimondas vakar kalbėjo. Ne koks iš verslininkas, aš nenoriu būti verslininku. Ir dėl to, kad į mūsų veiklą ateina tiek daug žmonių, aš kaip turbūt 90% kurie buvo samdomi darbuotojai, ėjo darbą, darbo sutartis, gauna atlyginimą ir tai yra vertybė,
Kodėl tai vertybė? Dėl to, kad aš tai darau. Aš pats pasirinkau. Tai man vertybė. Bet žiūrint į samdomo darbuotojo gyvenimą, ar jis turi visišką laisvę? Ne. Ne. Kas yra verslininkystė arba tapti verslininku? Tai yra, aš pavadinčiau, kitas lygis. Kodėl kitas lygis? Todėl, kad verslininkas, kaip ir mama, kuri jau augina vaikus, prisima atsakomybę ne tik už save, bet ir už savo vaikus, savo šeimą. Paauglys ir tarsi suaugęs. Ir aš nenoriu nieko nei pažeminti, mes visi esame iš tai atėję, nes mes buvom taip mokomi, kad būti gerų darbuotojų. Bet kitas lygis yra, kaip būti gerų darbdavių, kaip rūpintis savim ir rūpintis kitais. Ir verslininkas reiškia, jisai rūpinasi ne tik savim, ne tik savo šeima, jis rūpinasi savo darbuotojų, savo komandos žmonėmis ir ne tik, bet ir jų šeimomis. Nelife veikla yra truputėlį kitokia. Mums nereikia kaip tiem tikriem verslininkams, kurie kuria įmonės, čia yra žymiai lengviau. Bet iš principo vertė ir ką duoda šita veikla yra kaip labai rimto verslo. Ir mes pradėsim rūpinti savo komandą žmonėmis. Anksčiau galbūt to nedarėme, bet šita veikla mus išmokys, nes mes turėsime komandą, ją reikės ugdyti, ją rūpintis. Mes eisime į kitą lygį, iš tos paauglystės į, kaip tėvai, į kitą lygį. Mes būsime aukštesni. Tai viena iš tokių didelių labai verčių Nelife veikloje, kad mes tampame tais kaip tėvais, besirūpinantis ne tik savimi, bet ir kitais. Ar tai vertė? Kokio lygio tai vertė? Tai didžiulė vertė yra, kada tu rūpinėsi ne tik savimi, bet ir kitais. Sekanti tokia vertybė, kurią mes gausime šitoje veikloje, kad mes įgysime iš tikrųjų verslą. Aš taip sąmoningai kalbu verslą, nes daugelis šitoj salėje turbūt kažkaip nenori verslo, nesuvokia, koks aš čia verslininkas. Bet šita sistema mus užauginsi tai. Ir mes sukursime daugelis didžiulius verslus, net nesuvokdam pradžio, kad mes versle. Raimondas vakar labai gerai kalbėjo. Kažkas paprašė produkto, pardaviau, kažkas norėjau užsiregistruoti, užregistravau. Ir taip kažkaip nesuprasdamas, aš pradedu kurti verslą iš tikrųjų. Didžiulė vertė, kad mes sukursime didžiulį verslą, nesumokėję praškai didelės kainos. Neįdėjai didelių investicijų. Aivaras, va čia verslininkas, sukūręs didžiulį verslą, tradicinį verslą. Kiek reikėjo investuoti, kad sukurti didelį verslą? Kiek reikėjo investuoti savo laiko, savo energijos, savo žinių ir finansų? Ir sulyginame su Nelife veikla. Kiek reikės investuoti arba kiek investavome. Kiek registracija mums kainavo. 50, 30. Aš manau, kad pas visus batai brangesni. Mes sukursime verslą nesumokėję didelės kainos. Tai didžiulė vertė gauti, kaip čia, mažai investavę, o turėti didžiulę vertę. Sekantis dalykas. Gal vieną praleisiu.
Sekantis dalykas, kur tikrai visi, manau, kad turime arba turėjome, kad su Neolife veikla įgyvendinsite savo svajonės. Ar yra vertė, kada tu įgyvendini savo svajonę? Kiek tai verta? Svajonės įvairios yra, galbūt labai graži suknelė. Manau, tai lengva pasiekti. Bet gal įsigyti svajonių būstą, be paskolų. Išleisti gal vaikus į mokslus, kažkur tai toliau užsieniuose, brangiuose universitetuose. Galbūt nukeliauti ten, kur niekada nekeliavote, norėtų nukeliauti. Įvairios svajonės. Kiek tai verta? Nes dirbant darbe ne visada pavyks įgyvendinti savo svajonę. Sekantis dalykas, apie ką labai mažai kas kalba, bet aš pakalbėsiu. Jūs sukursite komandą, sukursite organizaciją. Kiek tai yra vertės? Kokia tai vertė jūsų sukurtos organizacijos? Ką aš noriu to pasakyti? Tai, ką sukursite, ką mes visi sukūrėme Neolife veikloje, yra vertė. Šitą vertę galima palikti savo vaikam palikimu. Šitą sukurtą organizaciją galime parduoti, jeigu jūs taip norėsit. Paprastai tai, tokie reti atvejai, kad kas nors parduoti. Nes tu užaugini kaip savo šeimą, neišeina parduoti, nes tavo šeima. Ir jeigu paimtume prezidentinės komandos narių, kurie čia sėdi salėje, kaip jūs manot, kokia vertė tos organizacijos? Tai yra, vis tiek tai, čia nekalbu apie žmonės, kalbu apie finansinius dalykus. Kokios apyvartos ir tas investicinės grąžos rodiklis. Pasakysiu taip, kad visų prezidentinės komandos narių verslo vertė yra mažiausiai 1 milijonas eurų. Mažiausiai. Žmonės pradirba darbe 40, daugiau nei 40 metų ir kokią vertę gauna išeidami iš šito darbo? Nieko. Gėlių gauna. Labai geras. Geras darbas. Mes čia turime, manau, ir salėje žmonių, kurie išėjo iš darbo ir jiems net ačiū nepasakė. Jie išėjo į pensiją ir tom pasibaigė. Tai didžiulė vertė, apie kurią mes praktiškai nemąstome, kurdami Neolife veiklą. Mes mąstome, kiek gausim šį mėnesį, kiek gavom, tai kokios čia mūsų bonusas bus, bet ilgalaikiai perspektyvai. Mes kiekvieną mėnesį gauname labai geras pajamas, bet ir vertė viso to, tai yra verslo vertė. Sekantis dalykas, ir to turbūt užbaigsiu, nes yra žymiai daugiau verčių mūsų veikloje. Kaip Silvijos klausiau, taip kiekvieno iš jūsų, kokia bus jūsų vertė, kada jūs tapsite tokie didūs lyderiai. Kiek kainuoja lyderystės vertė? Kada jūs rūpinate žmonėm, jūs drąsinat, jūs motyvuojat, jūs pakeliat juos, jie gali jūs kreiptis, kada nori. Kiek tai yra vertė jumise? Kiekvienas iš jūsų, kurie būsite Neolife veikloje ilgesnį laiką, jūs būsite visai kiti žmonės savo šeimoje kitokie. Savo aplinkiniams visai kitokie. Jūs būsit tie, kurie matysit žmogų ir matysit, kaip jį padrasinti, kaip jį paguosti, kaip juo pasirūpinti. Kiekvienas iš mūsų čia tampa geresnė mama, geresnis tėvas,
geresnis brolis, geresnė sesuo, geresnis kaimynas. Matydami problemas, jūs jas spręsite. Kiek tai yra vertė jumise? Kaip ją paskaičiuoti? Ir dabar kaip viso tuo tapti ir visą tai gauti, tas vertes, aš tik keletą paminėjau. Ką daryti, kaip statyti Neolife veiklą, kad visą tai ateitų į mūsų gyvenimą. Ir Neolife kompanija turi įvardinusi 5 vertybės, ant kurių statant visą tai turės. Vertybių yra šiame daugiau, bet ištrauki, taip kaip čia koncentratą padarai, tai yra 5 vertybės. Neolife kompanija 60 metų rinkoje. Kiek tiksliai metų? Aš tiesiog faktinį 60. Nuo 58 metų. Ir jinai yra sėkminga kompanija. Ir jin turi vertybės, ant kurių statė visą tą daugiamečią veiklą ir dėl to yra sėkminga. Ir Neolife kompanija sako mums, konsultantams, sako, jūs paimkite šitas vertybės, pritaikykit savo gyvenime ir jums bus lygiai taip pat. Jūs tapsite taip pat sėkmingi kaip ir Neolife kompanija. Ir yra 5 vertybės, pamatinės, ant kurių statant, kaip ir ant kelių eismo taisyklių, jeigu jom naudosimės, būsim sėkmingi. Ir pirma vertybė, Neolife kompanija, sako, absoliutus sąžiningumas. Būkime sąžiningi savo, savo klientams, savo konsultantams ir visą tai, ką darome, būkime absoliučiai sąžiningi. Aš galvoju apie save, kaip man būti absoliučiai sąžiningi. Kas sako paprasta, man taip sudėtinga, nes būna visokių situacijų gyvenime. Aš galvoju šitaip. Man tai yra siekiamybė būti absoliučiai sąžiningu. Aš siekiu šito. Einu į tai. Aš kovoju galbūt su savim kartais. Bet aš žinau, kad tai yra vertybė, kurios aš siekiu. Aš gyvenu tuo. Ir yra gyvenimo sričių, kur gal nepavyksta būti absoliučiai, bet aš siekiu, aš įeinu ir pastoviai kiekvieną dieną. Būti sąžiningu su viskuo. Pasakiau vieną kartą, kad aš dalyvausiu visose Neolife renginiuose. Ir jeigu kyla mintis nedalyvauti, aš nesąžiningas savo. Aš turiu dalyvauti. Kodėl? Kad būčiau sėkmingas toje veikloje. Čia vienas pavyzdys. Ir tų pavyzdžių gali būti žymiai daugiau. Sąžiningumas, kaip kiekvienas suprantame, yra pagrindinė, pamatinė vertybė šis gyvenime. Visi žmonės mėgsta sąžiningus žmonės. Ir labai mažai kas mėgsta nesąžiningus žmonės. Turbūt niekas jų nemėgsta. Ypač jeigu tu pastoviai nesąžiningas. Tu esi nebepatikimas. Tavim negalima pasitikėti. Ir niekas nenori būti šalia nepatikimų žmonių. Būsi sąžiningas, nesvarbu, kad tu suklysi. Pažįsti, suklydau. Sąžiningas žmogus suklydau. Visi atleidžia. Tai pagrindinė vertybė. Ir kad aš nekalbėčiau ir nenusiboščiau, nes aš taip kaip šiek tiek pamokslą turbūt kalbu. Sekmadienis. Skaitėsi kunigą? Ryšios prasidėjo, tai pakviesiu į pagalbą.